Kas labiau lemia sėkmę? Žinios ar gebėjimas suprasti žmonės? Psichologas Danielis Golemanas išpopuliarino emocinio intelekto sąvoką, o Harvard Business Review tyrimai rodo, kad net 90% sėkmingiausių vadovų pasižymi aukštu emociniu intelektu. Tačiau emocinis intelektas nėra tik vadovo privilegija. Kiti tyrimai rodo, kad kiekvienas iš mūsų, gebantis pažinti emocijas ir suprasti kolegas, mažiau pavargstame ir kuriame tvirtesnį ryšį. Taigi, kas yra tas emocinis intelektas? Tai gebėjimas pažinti savo emocijas, jas valdyti ir suprasti kitų jausmus bei kurti ryšį. Iš esmės tai yra įgūdis, kurį galima nuolat lavinti, pradedant nuo labai paprasto žingsnio – pastebėti, ką jaučiu šią akimirką. Galima sakyti, emocinis intelektas tai yra kaip veidrodis, kuris ne tik rodo išvaizdą, bet ir nuotaiką. Kaip tai galima pritaikyti komandoje? Gal, pavyzdžiui, pastebime įsitempusi kolegą. Mes galime paklausti. Atrodai susirūpinusi. Gal galiu ko nors padėti? Atrodo lyg ir smulkmena, tačiau sumažina įtampą ir stiprina pasitikėjimą. Taigi klausimas savirefleksijai. Kurią emociją atpažįstu savyje šią minutę? Jeigu sunku atpažinti, tai yra geras ženklas, nes tai reiškia, kad galima būtų prisijungti emocinį intelektą, karts nuo karto save pagaunant. Ir pastebėsime, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai duoda be galo gerus vaisius. Kviečiu pasidalinti komentaruose, o kaipgi sekasi lavinti savo emocinį intelektą. Ačiū, kad pavyko pasižiūrėti ir skirti laiko sau tobulėjimui.